Šiandien darom unboxingą labai neįvertintos prekės, bet labai naudinga savo kieme. Čia bus akumuliatorinis lapų pūstuvas ir siurblys, gamintojas Dedra. Komplektą turim patį variklį, patį lapų pūstuvą. Toksai rimtas daiktas, labai gražiai atrodo. Bet iškart galiu pasakyti, kad labai patogi čia yra rankina. Dar yra vamzdžiai vakuuminiai. Iškart surinkti. Patogiai ar nepatogiai? Nesurinksiu? Ne tenais. Skirtingo dydžio. Viską paskui testuosime. Ir yra maišas, į kurį mulčiuojame visi žolės ir lapai. Viską labai gražiai galima sumulčiuoti. Yra diržas ir be abejo instrukcija. Lapų pūstuvas yra labai galingas, dirba nuo 2 akumuliatorių ir darbo laikas priklauso nuo akumuliatoriaus talpos. Išbandysim lapų pūstuvą, iš pradžių surinksim viską, kad mes galėtume naudoti šitą prietaisą kaip lapų pūstuvą. Surinksim vamzdžius, iš šitos pusės bus traukiamas oras. Suriksime ir išjungsim. Šiaip lapų pūstuvas yra labai lengvas, bet toj pridėsiu akumuliatorius. Pas mane yra 6 amperų talpos akumuliatoriai, tai lapų pūstuvas bus netoks lengvas, tai truputėlį jums parodysiu, o paskui atiduosiu vyrui padaryti darbą iki galo. Tai va, čia yra pultukas, kur galima įjungti prietaisą, pakoreguoti stiprumą ir yra turbo režimas, kuris iškart pajungs stipriausią pūstuvo galę. Tai šiandien pas mūsų užduotis sutvarkyti gilinę tujas, čia buvo kirptas ir visą šiukšlę reikia nupūsti į vieną vietą, o paskui susiurbti viską ir sumulčiuoti. Tai padarysim šiandien tvarką gilinę. O dabar iš lapų pūstuvo padarysim lapų siurblį. Taip, reikia nuimti grotelę, per kurį traukiamas oras ir pakeisti, įdėti vamzdį, per kurį bus siurbimas. Uždedam akumuliatorius, labai greitai, lengva.
Ir dabar surinksim. Ir dabar pasižiūrėsim, kaip mulčiuoja. Čia yra truktukas ir, kaip matot, mulčiuoja viską. Tai va toks yra lapo pūstuvas siurblys. Nuoširdžiai rekomenduoju. Geras prietaisas, galingas, mobilumas garantuotas dėl to, kad nėra jokių laidų ir sutvarkysit greitai savo reikalus kieme.